Sveiki bambukai ir spuogai. Šiandien šnekėsime apie baltymus ir mes kanale Reaktor Body. Pirmiausia, tai bus žodžiai tiem, kurie nusimano apie tai prie butelių ir prie cigaretės. O tie, kurie mažai girdėjo apie baltymus ir galvoja, kad nuo jų nestovi pimpaliukas ar praplinkama, truputėlį apkalbėsim tą temą. Tai baltymai. Kas jie tokie ir su kuo jie valgomi? Pirmiausia, jums visiems žaliem, kurie nenusimano. Baltymas tai produktas, kuris sudaro mūsų kūną. Jisai skyla į aminų rūgštis ir į gliukozę ir viską kitą. Pirmiausia, baltymas. Tai oda, nagai, plaukai, kaulai ir viskas, kas mūsų organizme, tai yra baltymai. Tai kaip šnekama apie tai, kad mes išgersim šitą produktą ir mum neveiks kai kurie organai, tai yra didelis mitas paskelbtas žurnalistų ir mūsų didžiųjų specialistų. Ką galima kalbėti apie baltymus? Jeigu jūs keliat štangą, keliat didelius svorius, bėgiojat, žaidžiat futbolą, krepšinį ar dar ką nors, mums baltymai yra būtini, taip kaip oras, vanduo ir visi kiti dalykai. Baltymai. Produktas, kaip minėjau, nepakeičiamas. Su kuo jisai naudojamas? Pirmiausia, tai norėčiau pasakyti, kad baltymą reikia naudoti su vandeniu, o nemaišyti su pienu. Nes mes visi žinome, kad sunkiai savinasi mum suaugusim pienelis. Kuo sunkiau savinasi, tuo yra daugiau problemų. Kam mums gadyti gerą produktą, kurį mes nuperkame su kažkokiu tai pienu, kuris surūksta organizme ir paskui sunkiau mums savina štai filtruotą, koncentruotą, izoliuotą ir visokį kitą baltymą, kurį mums siūlo pardavėjai. Kaip tas mūsų produktas ateina iki mūsų? Tos visos legendos, kad visi firmos, ar šita firma, ar dar kita firma, arba tos tūkstantinės firmos, kurios dabar atsiradusios pas mus Lietuvoje ir visame pasaulyje, gamina baltymus. Baltymus negamina. Baltymai gaminami tik tai pasaulyje 3-4 fabrikuose. Jisai yra, kaip ir trumpai sakant, produktas, kuris atlieka gaminant mums kitus maisto produktus. Tai daugiausiai, ypač kaip mes skaitom pats geriausias išrūgų baltymas, yra produktas sūrių gamybos. Tai kuo mažiau pasaulyje gaminama sūrių, fermentinių, olandiškų ir visų kitokių, tuo mažiau mes turim žaliavos baltymų. Jeigu gamintume, ypač firmų susimtų, gamyklų susimtų specialiai gaminti šį produktą mums, sportininkams ar šiaip, tai jisai būtų be galo brangus ir mes jo jau turbūt neįpirktume, o gal trauktume per nosį kai kokią kainą ir drebėtume dėl kainos. Pats produktas. Didžiausia yra kompanija Olandijos, kuri parduoda tonomis baltymą išrūgų, vadinamą koncentratą daugiau. Tai ši kompanija net supirkusi yra ne vieną, pabrėžiu,
papildų firma ir jiem teikia žaliavą. Baltymus ir baltymų kaina įtakoja tai, kokia yra paklausa pasaulyje. Paskutiniu metu jie labai pradėjo brangti dėl to, kad superka ir išveža tanklaiviais, ne šiaip mašinom, o tanklaiviais į Kiniją, į kitas Azijos šalis, nes rinka tenai didėja. Antra, baltymai. Paprastas, neapdorotas, nepraturtintas vitaminais, mineralais ir visais kitais mikroelementais, baltymas yra naudojamas visoje jūsų maisto pramonėje. Neturėkite iliuzijų, kad baltymai yra jūsų produktuose natūralūs ir gaminami kažkokiu kitokiu būdu. Jie patenka į jūsų produktus, į dešreles, į kepinius, į visas kitas varškeles, visokias tenai, ko dabar šiais laikais nėra. Patenka tais pačiais kanalais, tais pačiais koncentratais. Taip pat yra naudojamas ir kiaušinių baltymas, milteliais ir kiti produktai. Tai šiandien tiek. Tiesa tiem su cigaretėm ir degtiniais arba alaus buteliu, kurie postrangoja, kad jūs, naudodami baltymus, sugadinsit kepenis, prarasit potenciją ir prapliksit. Galiu tik tai pasakyti tiek. Nevalgykit nieko. Nei dešrelių, nei bandelių, nei kitų produktų, kurie yra gaminti pas mus gamyklose. Tai vat, tiek žaliem, specialistam ir visiems kitiem. Registruokitės mūsų kanale Reaktor Body ir dėkite. Patinka arba nepatinka, mums tai yra svarbu. Kuo jūs daugiau pas mus užsiregistruosite ir sakysite savo nuomonę, tuo mes daugiau padarysim reportažų. Su jumis buvo puskarininkis anabolizmas. Anabolizmas tai nėra steroidai, tai yra medžiagų apykaita. Žurnalistai, specialistai, persiskaitykite, kas tai yra anabolizmas. Ir vieną sykį supraskite ir nedezinformuokite liaudies. Viso, iki sekančių sykį.